Labas rytas, labas rytas. Nu, iš 87 neišlipam. Ne. Oi, kaip sunkus pirmadienio rytas. Bet einam sportuoti. Nu, kaip 5:06. Morkytės. Kokteiliukas suplaktas, kaimynai pasiklausė birbėjimo, keliu į darbą. Antrą dieną kaip svoris kažkaip pamažėjęs. Tai net smagiau sportuoti ir tai įdomu. Rodo svarstyklės čia. Aišku, su visa amunicija. Čia daug. Nu, dar vieną padariau, bet šitas bus su vandeniu, tik tai be pieniuko. Gana pieniuko nereikėjo. Skaniai atrodo? Nu ir oro baisumas. Išskirtinis. O, lempa balų. Kai lauke toks oras, tai net sportuot norisi. Einam pasportuoti. Šią savaitę nebeisim sportuot, bet lipam svertis. Penktadienį. Geriame šitą ir darbe. Šiaip iš tikrųjų skanu ir fainai atrodo toks kaip ir pavalgiai. Kaip jums patiko man šiandien šio ryto svorio? Klausimas 90. Nu nesąmonės kažkokios rodė, patampiau aš tas svarstyklės po kambarį. Man vis tik 90 rodė. Čia gali būti, kad nuo 8-7 iki 90. Ai, nebeimu į galvą, žinot, nežinau, nesąmonė. Dirbam. Nu, penktadienio pietus burokėlių sriuba. Su mėsytės gabaliukais, tik batoniukas su česnaku. Ir keriaušė. Nu ir skanu. Jeigu būtų kasdien, būtų baisu, bet kai kartą į mėnesiuką 2 kartus, labai skanu. 9. Taip patys 87. Nu ką, pirmas normalus sniegas. Pas mane svoris irgi normalus. Prie jo mes esam pripratę.
Ir kaip ir normalu, kad šeštadienio ryte eini į darbą. Normalu, kad grįšim jau kai bus prietema ir viskas yra normalu šiandien. Tai vat normaliai čiuožiu padirbėt, normaliai linkiu visiems ir pašeštadieniaut ir normaliai linkiu savo padaryti normaliai darbų. Tai viskas normalu. Einam prie Kauno eglės įžiebimo. Nu, pasižiūrim. Tai yra baisu, ne, kiek žmonių? Ne, Jo, ne. Tik dvi grįžimės į priekį. palauk. Čia neišeisime. Milano pizzerijai. Va. Valgom skanėstus. Taip. Pizza. Oi. Va toks va šio ryto. Vandenukas, bananai, kyvis, spanguolės, evetai. Na, sekmadienis po 10:11 atsikėliau. Vis kiti žmonės skundžiasi. Darbai, sako, tai ten keltis anksti. Tai darbe pyksta, jeigu vėluoji. O, pažiūrėkit. Kada noriu atsikeliu, kada noriu sekmadienį einu į darbą, kada noriu grįžtu. Fantastika. O, vėjas pučia, jaučiu, vėl nieko nesigirdės. Jau neturiu ant savo mikrofono burbuliuko vėjui. Nu kaip, išgėriau porą puodelių kavos, kažką užkandau, kur reikia į darbą skubėti, pamiršau pasisvert. Nu tai imsim šią savaitę vakar dienos rezultatą, juo labiau, kad vakar matėt picikėj iššovėm, užžiebėm Kauno eglutę, sušaldėm ir vaiką ir mus pačius tenai, belaukiant. Žodžiu, po to pilnais trūlikais grūdomės namo. Ne, čia tie renginiai ne man. Man per teliką juos būna sunku žiūrėti. Tai jau nekalbu apie tai, kad reikėtų pačiam dalyvauti. Žodžiu, čia ne mano renginiai. O šiandien, ką šluojam vėl į darbą, bus vėl intensyvi diena. Ir kaip kiekvieną savaitę sakau, kad jau čia jau finišo tiesioji. Šikna čia ne finišo tiesioji, niekur niekas nesimato dar. Nu kaip ir lyg ir turėtų matytis. Nu bet dar ne. Nu dar panašu, kad šitą savaitę tokia bus. Dar bus ir galimai dar kitą savaitgalis gali būti ir Vilniui. Irgi darbinis. Tai nežinau, šluojam į darbą. Pozityvo šiandien kažkaip žiauriai mažai. Svoris, aš net nebešneku apie tai.
maistas, svoris, motyvacija ir visa kita. Kažkur tai viskas jau nusimetė ir dar tokį plaukiu kaip, nesakysiu kas, per kanalizaciją paviršium palei srovę. Bet, nugi kažkaip tai, be tos savaitės tai taip greit bėga ir tada jau galvoju, tas 120 dienų, čia iššūkį prisimink, dėl ko čia viską mariau, dėl ko tu stengiais, kad tau pačiam cholesterolis, svoris. Labai sunku atrasti tas motyvacijas, kai galvoju, hersnim reikia kažkaip norisi išgyventi visą šitą, o ne kažkokiu jau dabar ten svoriu susireguliuoti, cholesteroliu. Nu, kaip bebūtų. Vis tiek bus gale dienos, gale mano šito iššūkio bus vis tiek dalykų, kurie buvo fainai, kad padariau. Arba buvo kažkokia nauja veikla atrasta, ar dar kažkai. Nu, pasižiūrėsim. O dabar kol kas tiesiog šluojam į darbą ir dar vieną dieną pratemkim. Pirmadienis. Nejau į jokį sportą. Baterija biškai jau nebelaiko. Sakau, reikia, kadangi dar automobilis liko darbė. Galvoju, ne, jau kažkaip einam geriau sverti. Tai tas pats, koks skirtas. Reikia kažkur užsirašyti, kad mašinos pamiršti negalima. Žiemą šalta. Pirmadienis atšlipsėjau į darbą. Sakau, reikia pabandyti paskaičiuoti ten tą kokteiliam, kiek čia gaunasi. Tu žinokit, tai nėra stebuklas. Vienas kokteilis yra 2,37 €, bet iš tų 2,37 €, 83 centai yra tie proteino milteliai, kuriuos aš ten nuo sporto nuo senai turiu ir kelis kilogramus turiu, tai iš jų skaitykime euras susidaro, nu gerai, šiek tiek mažiau, paimkime 8 centų, tai paėmus euras apie €1,50 vienas kokteilis, tai mėnesiui apie 20 €, nu šiuo mano atveju beveik 50 gaunas, bet čia visam mėnesiui sveikas pusrytis. Tai nėra kažkoks tai stebuklas. Galima matyti sau leisti. Sveikas, geras. Ir šiaip iš tikrųjų, kol kas tai kartais net ir lauki, nes nereikia valgyti, kažkaip nešiesi į darbą, įsimeti į automobilį, kuris nusiveži darbe, kaip ir būnu tikrai pavalgęs, kaip pusryčių. Sakykim, kol kas maloniai nustebino, pasižiūrėsim, ar čia tas įprotis išsiugdys ar nelabai. Šiandien vėl be sporto. Vakar iš darbo grįžau, buvo po 9, tai mes dirbom nuo 6 ryto iki 9 vakaro. Žodžiu, aš neturiu ką filmuoti, nes neturiu ką parodyti, kartais net pavalgymui nėra laiko. Ir kol kas eina blogin, kai aš jau galvojau, kad eina gerin, dar eina viskas blogin. Matyt, po to labai stipriai pagerės. Žinokit, einu pasisvert ir varau į darbą vėl peškom. Gerai, kad bent jau svoris va stabilus. Stabiliausias dalykas mano gyvenime šiuo metu. Puiku. Labas rytas. Buvau susiruošęs visą sportavimą. Tiesiog
viskas sudėta, suruošta. Bet jau tiesiog nebeatsikeliu. Nu, matyt, jau biški batereika baigėsi. Nu, niekur aš nedingau. Bet sportuoti nebeinu. Dirbu. Kai galvojau, kad jau darbai į pabaigą, tai jie dar tik prasidėjo. Šią savaitę nei vieną kartą nesportavau, šiandien jau ketvirtadienis, tai ir tikrai nebaisiu. Svoris stabilus, ar tu dirbi ar ne, ar sportuoji ar ne, viskas stabilu, gražu, nu galim ir dabar dar pasisverti. Tai prašom. Viskas gražu. Viskas taip pat kaip buvo. Maisto nebežiūriu, nes nebeturiu kada pasižiūrėti, kokį ten valgau, geriu kokteilius. O toliau, tai čia sveikiausia, ką dabar valgau tam. Paslydau ir slystu toliau. Nu, nežinau, žodžiu, gal išgyvensim šitą periodą. Labą dieną, labas rytas, sekmadienio rytas, sekmadieniaujam, šluojam į darbą kaip visada. Žodžiu, kad norėjau papasakoti, kad dabar yra ne tas sekmadienis, kuris buvo prieš savaitę, bet čia dar kitas. Kitaip tariant, 2 sekmadieniai jau praėjo. 2. Šitą savaitę turėjau sumontuoti video, bet prie jo galėjau tik tai kokį jau ketvirtadienį, bet ir tai tik tai pagalvojau ir tuo ir mečiau tą pagalvojimą ir nusprendžiau, kad bus tada 2 savaitinis dabar. Tai ką šiandien yra? Gruodžio 1 diena. Jau gruodžio 1 diena. Tai yra jau 3 mėnesiai, kaip aš čia šito savo ašarų pakalnės laikausi. Nei čia ašarų pakalnė, nei ką, bet 5 ar tai 6 jau savaitės, kai svoris absoliučiai niekur nekrenta. Šią savaitę buvau pasiekęs ir 88,2 ar tai 3, po to vėl nukrito iki 87. Žodžiu, niekur, absoliučiai niekur nepajudėjau. Absoliučiai niekur nepajudėjau. Ir taip ir leidžiu dienelės. Tai va, bet jeigu aš sakiau, kad darbai jau lyg ir matosi pabaiga jų, niekas niekur nesimato. Nežinau šiemet, ar tai gal aš pamirštu kas metus, kad taip pat būna, bet arba šiemet buvo ekstra, viskas ekstra, nežinau. Žodžiu, nieko neturiu naujo papasakoti, išskyrus tai, kad šią savaitę nebuvau nei vieną kartą sportuoti, nes tiesiog grįždavau iš darbo tokiu metu ir keldavausi į darbą tokiu metu, kad aš jau nebenorėjau nieko. Tai nebuvau nei sportuoti, valgiau bilenką arba tai, ką randu, arba tai, ką nusiperku, nes, ta prasme, taip jau gavosi. Žodžiu, viskas, ko laikiausi, yra kažkur dingę, išskyrus tai, kad kokteilį darausi rytais ir visada pagalvoju, kad reikėtų sveikiau valgyti, gyventi ar ten dar kažką. Tiesa, nerūkiau nieko. Ir šią savaitę jau, ta prasme dabar, kadangi sekmadienis, kitą savaitę cholesterolio tyrimas, kitą penktadienį. Bus nuo pirmadienio laikysiuosi tokio planiuko, pasižiūrėsim, ar tai įtakoja cholesterolio duomenis. Ir tada kitą savaitgalį darysim išvadas. Tai tiek.
nieko daugiau nei papasakosiu, nei parodysiu, nes nuobodyla tą patį per tą patį rodyti ir aiškinti ir filmuotis, kai neturi ką pasakyti naujo arba protingo, tai geriausia patylėti arba žiūrėkit kitą geriau video, tai bus įdomiau. Pavyzdžiui, ūkininką, teatrą. Na, žodžiu. Gerai, tai ką, susimatysim tada kitą savaitę su naujais cholesterolio duomenim.